miela, tai yra Kazio Bradūno dukra. Elena Bradūnaitė. Tai kaip tik, kad nespėju pačia jūsų konferencijoje dalyvauti, nes Vilkaviškį važiuoju penktadienį per mokyklas eisiu. Ten skelbsim vaikam konkursą tokį. Tai va, susėdu tenai ir ruošiuosi tą, bet linkiu jums čia sėkmės. Tai Elenutė, čia sėskit. Žinokit, kad kitą metą minime Bradūno 100-asias metinės. Aš manau, kad Marijampolės 3 amžiaus universitetas gali jau taip tartis ir Elenutę ir pasikviesti. Gražu, kad jo tėtukas labai laimingai grįžęs buvo čia Lietuvoje, kiek 17 metų. Nu, Amerikoje jau išbuvo, bet jeigu sudėti visą anksčiau, tai vis tiek Lietuvoje. O iš Lietuvos niekad neišvažiavo. Aš 16 metų dirbau šalia Bradūno sodybos. Va. Atvežė? Eikit savo, tai va, dabar kaip ir važiuosiu. Tai aš pasakiau, tai jūs suprantat, ką aš tai va, aš išsakiau, įeinu žiūrėti, ar mūsų Rūta vadovė atėjusi, žiūrė Elenutė, tokį tekstą verčia, sakau, prasidėdin galvą, bet savo krašto žmonės tai turi pamatyti. Tai labai miela mums, aš labai džiaugiuosi Marijampoliškiais, džiaugiausi jumis ir prieš porą metų atkeliavusiais. Džiaugiuosi ir dabar visada tokie gražūs šviesūs žmonės, su kuriais galim pabendrauti, pasidžiaugti. Aš manyčiau, kad galėtų taip, bet tikrai kas 2 metai, tai tokia mūsų tradicija būt, kad į tautosakos savaitę atvažiuotumėte. Kaip mes jau tarėmės, jūs atvažiavot labai svarbią dieną, spalio 19 dieną, kurią mes jau beveik 10 metų, bet mus apšovė jau siūlo Romovo Krymo dieną, tą dieną pavadinti, bet mes taip gražiai gal mums reikėjo rašyti iš karto į kalendorius. Ir vis norim įteikti, kad tai galėtų būti lietuvių tautosakos diena. Kaip tokia mintis atėjo. Taigi, va, kaip šventėme to irgi jūsų kraštiečio, mūsų bičiulio Jurgio Dovydaičio 100-asias gimimo metinės, o jis gimęs 1907 metais buvo, tada pradėjom galvoti, įsteigėme tautosakos medaus nominacijas tropiausiam rinkėjui ir pasakėm, kad vis dėlto spalio 19 gimęs buvo tada prieš 100 metų Jurgis Dovydaitis, o prieš 125 metus Vincas Mickevičius Krėvė. 2 tokie ąžuolai, kurie nusipelnė tautosakai. Ir paskui, kai juokais dar atskaičiavo, kas spalio 19 Zita Kelmickaitė gimusi, tai sakė, jau per 3 amžius turime tautosakos paremtą dieną. Bet dabar ta diena yra išaugusi iš savaitės, ta savaitė visada būna savaitė, kurioje yra spalio 19 diena. Tai šiemet savaitės vidurys ir jūs, mielieji, Marijampolės, Starapolės, Senapilės žmonės, kaip tik tai dalyvaujate šitame mūsų renginyje. Ačiū Jums. Gaila, kad negalime pristatyti laureato, bet kai jis grįš į savo visų tų ekspedicinių kelionių, tai galima irgi pagalvoti, kad jis galėtų kada atvažiuoti ir pas Jūs, nors jis yra dzūkas nuo Alytaus, bet turbūt maloniai galėtų savo mintimis pasidalinti. Tad norėčiau dabar, kad Jūs ir išgirstumėt apie tą žmogų, kurį mes šiemet išrinkome verčiausių gauti tautosakos medaus nominaciją. Tada aš kviečiu tautosakos archyvo skyriaus vadovę, vyriausiąją darbuotoją daktarę Rūtą Žaskienę, mums tai pristatyti. Ir beje, dar pristatysiu bendradarbę Rimą Visackienę, kuri iš nominacijos organizaciniais reikalais rūpinasi. Labai malonu man šiandien Jūs matyti čia ir čia Gražina kviečia vieną dieną, vakar buvo radviliškiečiai, šiandien suvalkiečiai, marijampoliečiai. Mes tikrai džiaugiamės gaudami tokį atgarsį, žodžiu, ir iš rajonų, kad mes ne tik čia kabinetuose sėdim ir kažką, bet kad vis dėlto kažką rašom ar kaupiam, bet ir kad kažkam rūpim ir kad Jūs norit atvažiuoti ir mūsų aplankyti.
mes tikrai labai džiaugiamės. Na, o tautosakos medaus iniciatorė ir sumanytoja tai buvo kaip tik mūsų Gražina Kadžytė. Na, mes labai palaikėm tą jos idėją, nes tikrai savo archyve labai daug turi medžiagos, tai yra jau per 2 milijonus tekstų įvairių. Taip pat turim labai daug garso įrašų ir magnetofono juostų ir kasečių ir dabar jau skaitmeniniai ir video jau turim per 1500 valandų. Žodžiu, labai dideli ten tie mūsų fondai auga ir netgi mums kartais sunku juos aprėpti, tai va Rima labai daug dirba ir kitos mūsų darbuotojos, kurios prižiūri fondus, skaitmenina ir bando suregistruoti taip, kad visi rastų tą, ką reikia. Na ir, žodžiu, mes taip ilgai galvojam, kiekvienais metais tai yra toks tarsi konkursas, nes būna keli pretendentai į tautosakos metų, tai šiemet buvo toksai irgi Tauragės krašto rinkėjas ir parašęs knygų, tai Albinas Matavičius ir gana garsus muzikantas iki šiol grojantis. Na, o kitas buvo, tai galbūt net ir mūsų kolega, tai yra etnomuzikologas Rimantas Liužinskas. Ir pastaraisiais metais jisai mums kiekvienais metais pristato visą savo skaitmeninį archyvą. Tai yra atveža ten tą kompiuterinę laikmeną tokią, tą pristatomą diską ir kelių metų visą savo medžiagą. Ir dabar mes galvojam, tai tikrai kaip ir tam kartui vertesnio nelabai ir atradom. Nes, žodžiu, tai dabar jau turim jo 2001-2016, tai yra 15 metų visą darbą surinkta, tai yra nuotraukos, garso įrašai ir video vaizdai. Ir taip pat dar labai apsidžiaugiam, kadangi archyve radom ir 1977-1991 metais jo studijų laikotarpių, na ir po studijų tai yra įrašytų magnetofono juostų ir rankraštinių rinkinių. Na, kadangi profesorius yra labai keliaujantis ir labai daug važinėja ir į Rusiją, ir į Ukrainą, į ekspedicijas, tai dėja taip sutapo, kad jisai šiuo metu kaip tik yra išvykęs į Ukrainą. Tai žodžiu, mes tada šiandien prie jūsų ir su jūsų liudijimu, taip sakant, iškilmingai paskelbėm, kad jisai yra nominantas, kad jam yra paskirta ši nominacija, o paskaita, nežinau, gal Gražina pakvies, lapkričio 16 dieną jisai jau atvažiuos pats nominantas ir paskaitys mums paskaitą apie savo darbą ir mes su juo dar pabendrausim. Tai labai jums ačiū už dėmesį. Na va, ir mes paprastai, tai kaip žinot, jau jūs mūsų ir klausėte, kaip čia kas mus finansuoja, tai mes sakėm, kad tik tai algom pafinansuoja, projektai kitokie, tai mūsų nominacijos yra labai paprastos. Raštas ir medus. Ir knygos, knygos tai taip prie to. Nedidelės, bet vis dėlto mums atrodo, kad tai yra labai svarbu. Pinigus praleidi, o štai kas parašyta, vis tiek lieka. Ir gal dabar prašysime Rimutę šiek tiek supažindinti vis dėlto jūsų nominantų, nes mes turime filmuotos medžiagos, kurioje yra jisai pats. Kaip mes geriau jį pažinsim ir susipažinsim, pasižiūrėti reikia tokius vaizdo siužetėlius, labai trumpus. Ilgus tiesiog, kad būtų jis mums geriau pažįstamas ir atpažįstamas. Ir kadangi vis dėlto šitas skaitmeninis tautosakos archyvas ne taip senai gal mus pasiekė, tai buvo ir gana nelengva atrinkti tuos tik tai kelis siužetėlius. Ta pirmoji, kuri buvo nuotrauka, čia irgi jau buvo jo tokia meninė, galima pasakyti, graži nuotrauka ir daugiau jų tokių yra. Bet surasti buvo iš tikrųjų ne taip paprasta. Čia yra iš Klaipėdos krašto tautosakos pateikėja. Su Silva Kucytė važinėjom, ten mūsų visa 4-5 yra Bušauskaitė, Pokaminaitės. Ta tautosakos pateikėja yra vienos seniausios lietuvininkų giminės atstovė ir lietuvininkų bendrijos vadovė. Bet man to maža.
Man norisi, kiek įmanoma išpešti daugiau informacijos. Nu gerai, kapinaitės. Užrašai yra. O kaip užrašai yra, o kaip laidojo, o kaip šarvodavo, o kaip paleidėdavo. Nu čia tokie labai subtilūs dalykai. Čia parodysiu taip, kaip Čia aprendavo. būtų tokia pats toks išdėlinės, rimtas siužetas. Kitas būtų jau iš Ukrainos. Ir čia būtų ekspedicija iš Volynės srities. Rimanto Jis pats įrašinėdavo, labai mažai kur yra kalbėse. А до паночки ще поспіваємо. Євгенія паночки. Поспіваємо ще їм гетто таке. Бачите, ніхто не сміється, а ви кажете. Вандує українську. Добре, що смієтеся. На слово Мостової сторони коварту. А я що готова, своєю гору. Твоєю заслуженька, за силу живію мати. За силу живію матенька, повеселе до тести. Šiek tiek muzikantų dar. Ні, я то придав, що віддай хвилину, але... Я ж віддай поважно. А от це, дивіться, а чи було так, що на короває гармонізм подавав до таких довгих пісень? Ні, то до танцю, а до таких пісень. Добре, гармонізм настала. У вас нема записів своїх, ти правда? Учіть дітей. Барабан. Ого! На барабані? Дякую. Буде вчитися на барабані грати, так? Байка з історією, Юлія Пушкова. Календар то будь Paskutinis bus trečias siužetas. Батька jau
dabar supratau, kad mums išeis visai gražus sumanymas. Neakivaizdinė pažintis. Jūs susipažino su Rimantu Sližinsku, o dabar, mielų marijampoliečių, suvalkietiškas dainas nufilmuos Mantas ir kai Rimantas atvažiuos skaityt paskaitų, mes jam parodysime, kas paskelbė tą nominaciją. Taigi kviečiu Senapilės folkloro ansamblį. Va čia, tą kėdę nešim toliau. Paprašysiu visų ansambliečių, nes tokiais balsais mažieji į pirmą eilę, mažiukus eilę. Ai, Rima? Oi, tai tada galima buvo, kad jūs čionai ir filmuojam į tą pusę. Tikrai gal. Nes kaip tik apšvietimas bus geresnis į tą. Pagal va čia kas pirmoji eilė. Vis tiek mažas susireikis. Jie visi. Nes kai manai Aukštesnės į trečią, vyrai į ketvirtą. labai pasanavino, jie labai pasanavino. Marijampolės Kabaliūtės Valkijoje. Ar atsisėdė, ar atsistoja? Galima tikrai negalima. Man tai čia dabar pasidžiaugiu. Entuziazmo turi. Labai gaila, kad atrodysim kaip choras, aš visada labai... Ne, žinokit, o pabandykit susėsti ir gal tokiu rakursu bus visai gerai. Va taip gerai. Va, ne, man. Jeigu taip va. Nu, dalis gali stovėti. Jo. Nebent gale paskutinė eilė ten atstovė. Taip, damos sėdi, gerai stovi. Prašom, dar paskutinis bilietas. Daugiau vietų nėra. Jeigu kažkas pradėsit klausyti, tai gali žinoti, kad filmuojama. Tai kur kas? Tai dar norim prieš pradedant dainuoti, norim pasigirti, kad praeitą savaitgalį šeštadienį mes turėjom antrąjį tarptautinį folkloro festivalį, kuris vadinosi Laukim Sveteliai mes jūsų, ir mūsų ansamblis ir 3 amžiaus universitetas buvo to festivalio organizatoriai. Na ir iš tiesų jisai tarptautiniu vadinosi nebe reikalo, nes iš svečių šalių tai turėjom bent porą lenkų ansamblių ir iš Baltarusijos. Mūsų vietinės moterys mozaika ansamblis atliko rusų kalbą dainas ir turėjom tokią nuoskaudą. Visai dieną prieš sužinojom žinią, kad nebus ukrainiečių, kurie planavo atvažiuoti, nes tokia yra istorija, tie ukrainiečiai dabar dirba Užupio statyboje. Jūs žinot, kas yra Užupio statyba, čia dainininko savo tėvo įmonė. Tai va, ir jie dirbo Vilkavišky ilgai ir sakė, nuostabiai gražiai vyrai dainuoja. Bet tuo metu, kaip sakyt, verslas yra verslas, statybos yra statybos, juos išvežė į Vilnių, va čia pas jūs ir mes neturėjom ukrainiečių, bet matot, va šiandien išgirdom tokią kompensaciją.
Tai kai jau bus per ilgu, tai jau jūs sakykit, kada mes atsibosim. O iš tikrųjų atskridom čia pas jūs, labai linksmai nusiteikę ir norim padainuoti dainą iš pateikėjos Anelės Prakapienės. Man pačiai teko šitos moters dainavimą ir pasakas užrašinėti kartu su tautosakininku Jauniu Vylium, jūs jį puikiai žinot. Na, mes niekas tiek darbų nepadarysim, kiek jis yra. Tai yra pirmasis mūsų tautosakos medaus laureatas. Taip, žinom, šitą žinom. Ir dar viena kolegė Raselė. Tai labai yra žinoma daina ir atliekė Paukščiukė kitoks variantas, vienbalsiai minorinė. Bet Prakapienė mums padainavo tokią linksmą gana dvibalsę dainą. Tai mes dabar pabandysim ją padainuoti. Paukščiukė, iš jūrų mažiukė, tai gražiai čiulbėjo, pelėlė tupėjo, tai gražiai čiulbėjo, pelėlė tupėjo, nečiulbėki paukščiukė, iš jūrų mažiukė, dabar neseniai, kaip tėvelį užmigdžiau, dabar neseniai, kaip tėvelį užmigdžiau. Ir atlėkė paukščiukė, iš jūrų mažiukė, tai gražiai čiulbėjo, pelėlė tupėjo, tai gražiai čiulbėjo, pelėlė tupėjo, nečiulbėki paukščiukė, iš jūrų mažiukė, dar dabar neseniai, kai močiutę užmigdžiau, dar dabar neseniai, kai močiutę užmigdžiau. Ir ateikė paukščiukė, iš jūrų mažiukė, tai gražiai čiulbėjo, pelėlė tupėjo, tai gražiai čiulbėjo, pelėlė tupėjo, nečiulbėki paukščiukė, iš jūrų mažiukė, dar dabar neseniai, kai brolelį užmigdžiau, dar dabar neseniai, kai brolelį užmigdžiau. Ir atlėkė paukščiukė, iš jūrų mažiukė, tai gražiai čiulbėjo, pelėlė tupėjo, tai gražiai čiulbėjo, pelėlė tupėjo, nečiulbėki paukščiukė, iš jūrų mažiukė, dar dabar neseniai, kai sesutę užmigdžiau, dar dabar neseniai, kai sesutę užmigdžiau. Na, sunkiai aš patarpiu šiandien, jūs kaip čia yra, kažkas dėjavo, kad nepavalgė, gal ir to. Labai gražiai susėdę laimingi. Padainuoti dainą, štai dainą tik paprašysiu atsistoti, kad būtume linksmesni. Jie yra padainavusi Suvalkijos dainų karalienė Adelė Kazlauskienė, jūs ją puikiai visi žinot. Ir tik tai aš kažkaip nustebau, kad jos knygoje aš tos dainos neradau, aš ją pati išmokau iš kompaktinės plokštelės, kur yra Adelės Kazlauskienės išleista. Aš pasėjau linelį, tą geltoną grūdelį, Narjoris, vybur, trampapulį, rozaina, Marijona, Mariuška, ir išdygo linelis, tas geltonas grūdelis, Narjoris, vybur, trampapulį, rozaina, Marijona, Mariuška, ir užaugo linelis,
mes kišenį įsidėjom, nes, kaip žinom, labai ilgas lino kelias yra. Ir tam pateikėjos variantai yra truputėlį daugiau darbų pavadinime. O dabar norim padainuoti vieną tokią dainą ir dar norim kaip ir atsiprašyti ir pasiteisinti, kai kas iš mūsų laiko sąsvinukus, gal kažkada ir tokie sąsvinukai čia pas jūs yra kraštylus atkeliaus, yra naujokų pas mus. Va, tokią pavyzdį vieną galėtumėt. Šiandien gaila, bet kitą darysim kopijas. Tai čia žinot, kai buvo iš vienos ekspedicijos, čia pas mus dirbo toks įdomus kalbininkas Kazimieras Eigminas ir apie jį daug anekdotų iš Suvalkijos. Eina su vienu suvalkiečiu, besišnekėdami, jis išnekėjo viską ir paskui suvalkietis sako, nu va, pavaišintau aš tave medom su agurkai, bet ką mano sodyba jau praėjo. O Eigminas sako, tai galim sugrįžti, aš laiko turiu. Nu tai klausykit, jeigu bus šitaip Gražina sukėlino, gal kažkam iš tikrųjų būtų negaila savo sąsvinuką palikti, parašytumėt savo vardą, pavardę, o taigi kopijavimo aparatai šiais laikais visą galima. Tai va, aš dar norėjau... Asmeniškai. Tai, nu va, parodėm, asmeniškai ją užrašyta nuo jauniaus vyrio. Tai nieko, man atrodo, kad mes susitiksim dar ne kartą ir aš jums privešiu. Bet čia senelį nežaidžiu kalbą. Bet jai sąsiuvinys užrašytas. Tai nuo telefonas. Tai aš norėjau pabaigti mintis. Iš, tai viena baigė negerai. Tai nuojam dar iš sąsvinukų dėl to, kad... Nu va, man, mes tiesiai šviesiai, kaip aš tokia valia. Su suvalkiečiais viskas aišku. Taip, čia taip nutiko, kad pas mus dar atsirado ir naujų narių šiais metais, nors buvom nutarę, kad nebepriimsim, bet mūsų metodininkė Aušrinė. Jauna mergaitė, ji šypsosi visiems gerai ir aš tik išgirdau, kad turim naujų. Bet nu kaip gerų žmonių nepriimsi. Na taip, tai iš tikrųjų nepadyvinti dar kai kas tiesiog pasižiūrės. Dabar norim padainuoti dainą, kurioj... Vien Marijampolėj, taip. Norim padainuoti dainą, kurioje yra paminėtas mūsų senasis miesto vardas, o kaip jau mes dabar labai drąsiai galim teikti ir mūsų ansamblio vardas, tai Senapilė. Šitą dainą yra padainavę net keletas pateikėjų dainininkių ir pati Adelė Kazlauskienė yra padainavus, bet mes padainuosim, kurią Marija Vosilienė padainavo, nes mums lyg ir tekstas yra šitas priimtinesnis. Tai, jeigu Ateis visų šventė, reiks mums išvažiuoti, paliksim brolelius, daineles dainuoti.
prie Kudirkos ir Basanavičiaus. Vaikysi kalta. Už tai jūs taip gražiai taip ir. Vieno vaikai sako, kad Labai gražiai aš moteris. O dabar vyrai gali atsisėsti. Mes norim parodyti, kaip mes išmokstam dainas per vieną, dvi repeticijas. Iš tikrųjų, tokią vieną dainą pradėjom dainuoti ir vyrai labai užpyko, užprotestavo, sakė, mes šitos dainos nedainuosim. Nors iš tikrųjų čia turėtų viską dainuoti, nes čia yra klausimai, atsakymai. Plakatą kitas iki pakabinsiu. Bet aš jau jiem analogišką į kitą daržą jau parinkau, tai gal tada jau ir šitą dainos, kai sužinos tą kitą dainą. Čia iš tos pačios Anelės Prakapienės. Matyt, kad tam gyvenime visko būta, nelabai jau čia linksmai klostėsi, tai mes bandysim padainuoti vaikų vienbalsių dainų, Suvalkijoje irgi pasirodo būna. Ir pareina mano vyras iš Karčiamos girtas, iš Karčiamos girt. Adalikė mano miela, Mavario durelės, Mavario durelės. Tegu daro pijokėliui šiaurusai vėjelį, šiaurusai vėjelį. Užėk mano miela, man šviesią žvakelę, man šviesią žvakelę. Tegu žiebia pijokėliui tamsioji naktelė, tamsioji naktelė. Paklok mano miela, man minkštai lovelė, man minkštai lovelė. Tegu kloja pijokėliui jaunas šimparkėlė, jaunas šimparkėlė. Prigulk mano miela, prie mano šalelės, prie mano šalelės. Tegul gula pijokėliui šimkarkos dukrelė, šimkarkos dukrelė. Nors reikia... O ką aš nesakiau, Suvalkietės moterys vyrus pastato į vietą. Bet tiesos dėlė reikia pasakyti, kad paskutinis posmas šitos dainos mūsų vyram patiko. Patiko. Mes pasimatėm. Gerai, ir dabar dar vieną dainą. Visai pradėjom dainuoti ką tik, bet ji yra labai paprasta, labai lengva, melodija visiems žinoma ir suprantama, žodžių mažoka, gal pateikėjas pamiršo, Viderienė padainavo, čia Griškabūdžio tautosakos yra rinktinė, bet mūsų tarpe jūs aną kartą jau paklausėt, kodėl jūs dainuojat 7 rūtų lapelį. Žinokit, mes esame įvairūs, yra ir iš Lukšių, ir iš Vilkaviškio, ir iš Marijampolės, net ir tą Žemaitį turim, yra labai įvairių žmonių. Tai aišku, Žemaitiškų dainų tikrai nesimam dainuoti, bet Suvalkijos tai stengiamės. Kad aš nuvažiavau, čia irgi galite užmesti akelę, jeigu kažkas visai neatsimena. Kad aš nuvažiavau į Rūdžių giraitę, čirvirbom, į Rūdžių giraitę, čirvirbom, į Rūdžių giraitę. Kad aš prisikirtau Markų vežimaitį, čirvirbom, Markų vežimaitį, čirvirbom, Markų vežimaitį. Kad aš nuvažiavau į Pilviškių miestą, čirvirbom, į Pilviškių miestą, čirvirbom, į Pilviškių miestą. Kad aš parsidaviau visas politelį, čirvirbom, visas politelį, čirvirbom, visas politelį. Kad aš prisipirkau saldžių pyragaičių, čirvirbom, saldžių pyragaičių.
Šiąnakt. Aš nekūriau. Tai kas te buvo? Ai, jau jų patyrė. Nu, gerai, tai jie yra pašėlę. Nu. Kad aš nusipirkau mažą butelaitį, čirvirbom, mažą butelaitį, čirvirbom, mažą butelaitį. Mažas butelaitis visas išlašėjo, čirvirbom, visas išlašėjo, čirvirbom, visas išlašėjo. Saldus pyragaičiai visi išbyrėjo, čirvirbom, visi išbyrėjo, čirvirbom, visi išbyrėjo. Va čia ir gražumas tęsiasi. Aš ir sakiau, Iš tiesų, aš taip ir įtariu, kad ta daina turėjo turėti kažkokį pratesimą. Ką jis ten dabar šitiek skaldė, tas malkas? Ir dėl to jie Aš galvoju, kad čia tikrai pateikės. Pyragaičiai tai žmonai, o jam. O jam pačiam, tai malkoris, tai dabar šitiek skaldys. Tai va, matot, kaip balsas suskambėjo dabar baigęs. Gerai, dabar bandysiu aš jūs prikelti vėl. Atsistojant, gerai, nes labai lėtai dainuoju. Dabar, kad aš nuveisiu į daržą, bet dabar, kad net nepameluočiau, bet čia taip, tokia daina atrodo labiau moteriškas tekstas, bet Pranas Pakarskis jai yra, Pakarklis, atsiprašau, padainavęs Lukšiuose, Šakių valsčiuje. Ir va čia tų šakiečių mes ir būtent iš Lukšių ir iš Zyplių turime žmonių savam tarpe. Aš nuveisiu į daržą, aš nuveisiu į daržą, in rūtelių darželį, in rūtelių darželį. Pasiskinsiu savo vietką, kvietkelę, žalią rūtų šakelę, kvietkelę, žalią rūtų šakelę. Nusipinsiu vainiką, žalią rūtų vainiką, žalią rūtų vainiką. Užsidėsiu ant galvos, ant gaselės geltonos, ant gaselės geltonos. Aš nuveisiu in gudus, in gudelių namelius, in gudelių namelius. Visi gudai žiūrėjo, į lietuvę mergelę, susipešė du gudu, už lietuvę agudu, už lietuvę agudu. Dabar man tik tai tokia mintis kilo, Teresėlė, gal jūs išdrįstumėt vieną tą savo dainą padainuoti? Mes dar neišmokom jau. Pagėdu. Padainuoti, Teresėlė. Padainuoti, tu labai prašau. Teresėlė, Iš tikrųjų, tai yra mūsų ramybės įsikūnymas, labai jaurus, labai ramus žmogus, labai tikinti už mus visus, besimeldžianti ir šiandien mums išmeldė gerą orą. Bet ta daina ten tokia pašėlus, aš net man net keista, kad Teresėlė, aš jau jūs žinokit, taip mes suvalgyti. Man išpažinti. Gerai, prieš visus
šventus. Atsiprašau. Nu, ką daryti? Bet būtumėt buvus archyvose, gal būtų Nieko. Nes šiaip matot, mokslui mes sudedam viską. Yra tokie dalykai, kurie iš tiesų ne į mokyklas nešam, ne į niekur, bet kad mokslininkai žinotų, kaip tas platus diapazonas, nugi žmonės tokie yra, viską žinau, vienaip ir kitaip, jo. Bet jeigu jau tikrai, čia vis tiek, dainuoti reikia tada, kai norisi dainuoti. Taip. Teresėlį matau, net susijaudinau, kad čia mes jau paprašėme. Atsiprašau, Teresėlį. Nieko gerai. Kitą kartą va, kai nuotaika pati užtraukė ir Tai va. Na tai ką, dabar gal dar pabaigai porą dainelių, tai aš galvoju, kaip čia dabar nepadainuoti, o Kanožalio sodai. Nors dauguma suvalkiečių nustemba, kad čia užrašyta Juškų Veliuonos krašte. Atrodo, kad jau mūsų Marijampolės dainai. Tai matot, kaip Juškų daug yra dainų, kurios ypač įsišaknyja Suvalkijoje. Nes per Nemuną perkeldavo, taigi vėl čia mūsų tautosakininkas patarlių tyrėjas Kazys Grigas, kuris iš Veliuonos kilęs, tai jis labai mėgdavo tokį anekdotą sakyti. Tai va pas mus į Veliuoną persikėlė iš anapus suvalkietis, atėjo arbatinė, klausė, kiek kaštuoja arbata. Velioniškiai norėdami pasijuokti iš Tolioco, sako, arbata tai nekaštuoja, bet žinok, cukrus 50 centų. Tas gerai įpilkit. Pasėdėjo, ateina pas barmeną ir sako, arbatą išgėriau, o cukrus vedu. Kanožalis
kisielių, ne? Žinot, toksai yra svarkitiškas kūčių stalo patiekalas, avižų kisielius, vieni ten jį iškošė, kiti neiškošė, dar pati aš savo vaikystėje valgiau. Ir turbūt, kad aš tų kūčių be to kisieliaus ir nepamenu, turbūt visada pas mus buvo stalo tas kisėlius. Bet dabar tas vyras... O vaikystėje koks būna neskanus. Žinai, kad kitą dieną bus su spirgais, tai jis ir tą dieną skanus. Tai dabar aš šitas vyras ne tą dieną paprašė to kisėliaus, ar kaip čia buvo, bet Adelė Kazlauskienė taip padainavo tą dainą. Panorėjo mano vyras avižų kisėliaus, ar matai bėda avižų kisėliaus, ar matai bėda avižų kisėliaus. Ir išmaišiau tą kisėlių į bedugnę bačką, ar matai bėda į bedugnę bačką, ar matai bėda į bedugnę bačką. Ir iškošiau tą kisėlių per bedugnį rėtį, ar matai bėda per bedugnį rėtį, ar matai bėda per bedugnį rėtį. Ir išviriau tą kisėlių į bedugnį puodą, ar matai bėda į bedugnį puodą, ar matai bėda į bedugnį puodą. Valė vyras tą kisėlių su mediniu šaukštu, ar matai bėda su mediniu šaukštu, ar matai bėda su mediniu šaukštu. Na, dar mano balsas neatsigavo. Gerai, Labai kad čia dar vaikų švedų šiandien atsiprašau. Sakau, gerai, kad dar šaukštas nekiaulas. Na, tai kada, kad vaikščiais dar vynų medį darate. Vyno medį pasodysim, gražiai išaugysim. Vyno medį pasodysim, gražiai išaugysim. Vokas kalbina vyno medelį, vokas kalbina vyno medelį. Vokai mes jį išaugysim, jaždai išraitysim. Vokai mes jį išaugysim, aukštai išraitysim. Vokas kalbina vyno medelį, vokas kalbina vyno medelį. Saldžias vogas sunokysim, vynelį darysim. Saldžias vogas sunokysim, vynelį darysim. Vokas kalbina vyno medelį, vokas kalbina vyno medelį. Vokai mes jį padarysim, svetelius vaišysim. Vokai mes jį padarysim, svetelius vaišysim. Vokas kalbina vyno medelį, vokas kalbina vyno medelį. Vyną prisidėrėm. Eisiu, aš čia nebūsiu. Supratom. Pradėsiu dainuotą dainą, jos vaikų užrašyta, tai kas dar naujėlė, tai galite atsiversti.
aš matau, kad Elenutė tai širdį paglaustė. Labai smagu. Aš Pensilvanijoje ten užrašinėjau pirmų išeivių. Tie pirmi išeiviai, kur išvažiavo iš Lietuvos prieš Pirmą pasaulinį karą. Tai 9, 10, 12, tuo laikotarpiu. Labai daug jie visi kasyklas važiavo ir skerdyklas Čikagoje, daugiausiai kasyklas Pensilvanijoje. Ten ir Basanavičiaus dainas išleido, čia spauda uždrausta, tai jie tenai Pensilvanijoje spaustuvę turėjo, ten beveik visi suvalkiečiai. Būtent iš visų Marijampolių, Starapoliai vadino, tam močiutė sakydavo, Senpilė, o jie sakydavo Starapoliai, apie kad ten kariuomenė buvo rusų. Labai daug pasakojo, aš kai buvau, tai jau beveik tik močiutės likę, jau jos apie 90 metų buvo, o 18-19 išvažiavo iš Lietuvos, dažnai gavę šitkartę iš brolio. Tas brolis savo tą onutę seserį perša Juozukui, Juozukas savo Marytę tam jaunukui, žodžiu, mainėsi, kad lietuvišką šeimą sukur. Ir tikrai jie išlaikė tą kalbą ir dainavo tos močiutės visą savo gyvenimą. Sako, tos dainelės man mūsų palieka, arba visi mūsų vargai pas jumis palieka. Ir jos tikrai patikėjo, sako, buvo vargingas. Ten irgi ir tie šelmiai berneliai, ir tokį jokiavimas, ir kaladėl, kad tu pilkoji, iš kur atėjus, kad tave neša vertelė, žodžiu, labai daug visokių tų pačių buities dainų, labai buvo populiarios ir rekrūtų dainos, va čia, kur jūs vienas sudainavot, labai daug atsiskyrimo motyvas. Tai rekrūtų vyrų atsiskyrimas, o merginų labai daug jaunartės, kur keliauja ten į svetimą šalelę, nori grįžti kaip gegutės, ten nepažįsta močiutė, man šauta gegutė, o čia ne gegutė, tavo dukrelė vyriausioji. Labai daug tikrai tos moterėlės nemokėjo rašyti skaityti, dauguma jų buvo beraštys. Bet už tai atmintis kokia, jom dainorėlių nereikėjo, atsisėsdavo ir dainuoja. Ir sakau, ar jūs tikrai, sako, mes nuo ryto iki vakaro dainuojam. Netikėjau, palikau magnetofoną virtuvėj, užstačiau, išėjau, grįžtu, tikrai visa juostelė užrašyta. Jos ten lėkštes plauna, tvarkosi, visą laiką dainuoja. Tai reiškia, ta daina tikrai buvo labai didelė planuota ir tiesiog atminties lavinimas, irgi jos moteriškės labai, nueidavo į bažnytėlę, pareidavo man beveik pažodžiu ir pamokslą, ir šventą raštą. Galėdavo taip kaip pačios lyg magnetofonai. Ką reiškia neturėti žodžių raštu, o grynai ausim viską atsiminti. Tai va jos kaip išvažiavę, tai apie raudas, tai sako, žodžiais verkdavom Lietuvoje, bet Amerikoje jau mes nemokėjom, neišmokom. Per jaunos buvo, kai išvažiavo, neišmoko, sako, bandėm, bet mums juokingai išeidavo tenai, padarėjo, kad tau gaiduką išviliau, tavo gaidukas jau paruoštas, o tu jau ne lavonas. Nu, sako, durnai išeidavo, pradėdavo juoktis ir nieko iš to nebuvo. O tokių pašaitų dainelių irgi buvo ten apie Krūmutę širdutę, tau duosiu rodą, kai jis, žodžiu, man tavo vyra, bet tik tavo vyras geras, o mano, kaip velnis įsišiebęs, kaip ožys pasistyrė, žodžiu, aš tau duosiu rodą, kai jis įgūti į lovą, įlysti į maišą storą, užsidiš, žodžiu, to patys maždaug motyvai, bet labai aiškiai, suvalkietiškai gražiai išdainuotos. Tai tos moteriškės, aš ten kokias 8, jas lankiau 3-5 metus ir užrašiau turbūt kokią 300 dainų. Tikrai gan daug jos susėsdavo, jau daug jų išmirę buvo, bet sako, būdavo. Tai man labai gražu buvo jūsų pasiklausyti, va, kai visi susėdė. Nes jos man taip pat, oi, kaip Lietuvoje mes dainuodavom, susėsdavom po darbo ir tada visas kaimas kartu. Nu, man buvo sunku įsivaizduoti, kad 2-3 sėdi ir dainuoja. O dabar aš jūs išgirdau, tai man dabar daug aiškiau, apie ką jos kalbėdavau. Tik va, viena ypatingai atsimenu, aš uždainavau ir tą saulutį nusileidau, mėnulis užtekėjau. Nu, tokius jam buvo, kaip saulutė ta, a, tavo dukrelė, ne, tu per greitai ją dainuoji. Sakau, nu, kaip, o sako, reikia taip dainuoti, kad ta saulė besileisdama sustotų ir palauktų, kol tu baigsi dainą. O sakau, kokį kosminį, kai sakau, poveikiai dainos gali būti, kad saulė sustos ir palauks, kol tu tą dainą baigsi. Tai sakau, va tas gamtos pajutimas, tas
pagrindinis šeimų narių paryškinimas. Dabar jaunimui taip reikia paryškinti, kad čia va tos temos, kur dainose, kaip sakau, kaip kokioj kapsulėj sudėta, kas svarbiausia gyvenime. Ir suprastų, ir tas išvažiavimas, perėjimas ir negrįžimas, ką tas reiškia. Bet dabar va, ta emigracija labai eina, bet nesustoja pagalvoti, kas tikrai gyvenime gal svarbiau. Ir mūsų dainos tai pasako. Tai kad va, kad kaip nors tas jaunimas pradėtų jų klausyti, vietoj tų oh baby. Nieko nepasako. Sakykit, tos visos užrašytos dainos, jos dabar yra? Yra, man atrodo, aš juos Tai va, kur žiūrėjau, kad Balio archyvas grįžo, tai va suvalkiečių dainos Amerikoje yra iš to archyvo, mes jį irgi ir tvarkom, ir skaitmeninam, ir susivedėjau. ilgai bus ta Taip, čia viską Labai norėtųsi, kad paskirtume ir mes tas dainas. Nes jeigu ten suvalkiečių daug, nu tai mes galim jas dainuoti. Tai gerai, tai draugaukim, jūs mūsų savo repertuarą, mes jūs Amerikos suvalkiečių repertuarą. Ir aš labai džiaugiuosi, nu man tai patiko, kada dabar nubėgau, pasiskolinau į bibliotekos, rytoj atiduosiu. Bet, nu aš noriu ir jums atsiminimui padovanoti, jau mes kalbėjom, čia yra mūsų naujausias leidinys, situaciniai posakiai, vilkamini vilkas čia, pėdnyčia prosumata matosi, barščios dangų šviečia ir ten visokių pasakymų. Rasite ir savo, rasite ir negirdėtų, kur aš jums citavau bibliotekoje. Tai man tiesiog parverti. Tuo pačiu ir mes norime atsidėkoti ne tik savo ansamblio Senapilės vardu, bet svarbiausia viso to didelio trečiojo amžiaus universiteto. Tai kaip ir jaučiau šnipščiai. Tautosakos metus ateina. Dar geriau. Tai čia jau nuo Staselės asmeniškai, o tas universitetas mūsų tikrai yra pats didžiausias Lietuvoje, beveik 800 studentų šiais metais nuo spalio mėnesio, 14 fakultetų ir ko jie ten tik nesimoko. Ir čia šitie studentai, jie ne tik tai folkloro ansamblį lanko, bet labai įvairius fakultetus pasirinkę. Čia jeigu pradėtume pasakoti, tai šiandien tikrai neišvažiuotume. Tai va, universitetas ir direktorė Onutė siunčia jums kuo nuoširdžiausių linkėjimų. Negaliu atvykti, nes turi kitą renginį, renginiai kasdien, kiekvieną dieną praktiškai vyksta pas mus. Tai va, jums labai dėkojam, kad jūs mus vėl prisiminėt, kad mus pakvietėt ir taip laikykimės tos tradicijos, kaip pas mus festivalis kas 2 metai, taip ir į institutą kas 2 metai išvarkyti. Labai ačiū. Visada laukiam ir jūsų pačių, ir dar kadangi jūs jau senjorai 3 amžiaus, tai paraginkit savo vaikus ir vaikaičius, kad jie iš gimnazijos su klasėm atvažiuotų. Bet jūs jau galite pasakyti, matėm tokių dalykų, gal ir jums įdomu būtų. Tegu vaikai vis tiek ekskursijas organizuojasi, kad neužmirštų, kad Vilniuje irgi yra ir tokie Vileišio rūmai, tokie tautosakos archyvai, ir kad čia moksleiviai gali net savo ar tautosakos ar literatūros pamokom žinių pasisemti. Ačiū labai. Ačiū.